Labą dieną. Sveiki, mėlyjeji. Upgrade'as vėl sveikinasi su jumis ir mes norime jums pristatyti net dvigubą naujieną. 2 naujieji tiesintuvai su dvigubai daugiau infraraudonųjų spindulių. Tai įprastas slim tiesintuvas ir large tiesintuvas. Ir kągi mes turim šitų tiesintuvų viduje. Ištraukiu iš gražaus veliūrinio įdėklo jūsų pamėgtą slim tiesintuvą. Dizainas yra visiškai pasikeitęs, yra naujas display ekraniukas, korpusas yra matinis. Akilus stebėtojas, kaip aš tik atidariau, galėjau pastebėti, kad čia yra toksai pakilimas. Jame yra integruotos net 2 naujienas. Įjungiam ir pažiūrim. Infraraudonųjų spindulių papildoma lemputė. Pildomai integruota į šitą kalnelį. Ir taip pat yra antra naujiena – ionizacija. Tai kai jūs tiesinate plaukus, kad dar sumažinti plaukų pasipūtimą, mes integravome į vidų ionizaciją, kad jūsų plaukas būtų kur kas mažiau pasipūtęs, švelnesnis, glotnesnis. Toksai pat dizainas yra ir platesnėme tiesintuve. Atidarant, jums iškrenta viena naujiena, paskui papasakosiu. Jungiam ir aš palyginsiu slimą su large. Trumpa instrukcija. Išjungimo mygtukas, pliusiukas ir minusiukas. Tai pliusiukas didina temperatūrą, minusiukas mažina. Įjungiam, darom kokią norim temperatūrą. Infraraudonųjų spindulių dėka plauko šiluma, plaukas pats veikiamas iš vidaus, padaro visiškai kitokią mažesnę žalą negu įprastas tiesintuvas. Kalbant dar plačiau apie šitus tiesintuvus ir apie kaitinimą patį, kas yra labai aktualu kirpėjams, tai čia yra net 3 kaitinimo elementai. Dėl to, kad jums užtektų tik prabraukti vieną kartą, jūs gausit nuostabų rezultatą. Matot prie savo akis dabar siaurą ir platų. Tai siauras yra dvigubai mažesnis negu platus. Tai katrą man rinktis. Plaukai yra vidutinio ilgio ir norit labai sukti garbanas sukatys, tai aš pavyzdžiui rekomenduoju siaurą. Čia yra turmalino keramika, labai nušlifuota ir jums tikrai ties galiukais visiškai nepešia. Kalbant apie platų, tai jau su plačiu jūs galite dirbti kur kas greičiau. Irgi ties galiukai, žinokit, visiškai nepešia plaukų. Šitas tiesintuvas yra nuo 130 iki 230 laipsnių. Tad jeigu jūs esat, pavyzdžiui, meistrė, kuri darot procedūras ir jums reikia aukštesnės temperatūros, tikrai galite naudoti 230 laipsnių. Pavyzdžiui, keratininis tiesinimas. Jūs ten žaidžiat su viena sruoga iki 5, 6 ar 7 kartų. Su šitais tiesintuvais jums užteks 2 kartus. Nes yra žymiai daugiau infraraudonųjų spindulių. Tiesintuvas palaiko pastovę temperatūrą. Ir infraraudonųjų spindulių dėka visi produktai esant ant plauko kur kas giliau ir greičiau įsiskverbia į plauko vidų. Kur kas mažiau žaloja karščiu savo plauką. Taip karšta, žinokit, pasidarė, nusivalysi ir toliau pasakosiu. Veliūrinį nesąmonė, čia gaunasi tikrai mergos nesąmonė. Taigi, pakalbėjau apie tiesintuvę esančias temperatūras ir noriu toliau papasakoti naujienas meistram. Ir kągi mes turim? Ogi tokį baltą vokelį. Ir tame vokelyje bus net 10 vienetų plasmasinių įmaučių. Jūs galėsite naudoti su 130 laipsnių, užsidedate ant savo tiesintuvo, naudojat 130 laipsnių temperatūrą ir einat tiesinti daryti procedūrą savo klientams. Viskas. Bijodavot, kad karštis, vanduo, susižeis elektronika ar dar kažkas, tai šita problema yra išspręsta. Mes prekyboje turėsime šitą vokelį pardavinėti po 1 vienetą, jeigu neklystų, pakuotė bus apie 100 vienetų. Taip, ką dar turiu papasakoti? Taigi, visas naujienas pristačiau. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra naujieji tiesintuvai. Large 2, jeigu darysit užsakymą, tai reiškia, kad yra dvigubai daugiau naudos jūsų plaukam, dvigubai daugiau infraraudonųjų spindulių, ionizacija, atsiranda naujienos kaip maišiukai, kaip plasmasinės įmautės. Viskas, merginos, palieku šitą stalą, dar jeigu kas norite ateikit, žiūrėkit, o aš einu pakuoti jums tiesintuvų. Viso gero. Taip norėjau, kad pabaigčiau.